Sveiki, sveiki. Kas dirbo netingėjo, pietų metas atėjo. Baigiam darbus, darysim valgyti. Teisingai dar apie puodą noriu parodyti, žiūrėkit, kaip jungiasi. Vat, paprasčiausiai 24 kištukas. Va. Ir paprasčiausiai 24 puodas įsijungia. Daugiau funkcinis puodas. O šiandien pietum, tiksliau vakarienė, 4 valandų. Vakarienė bus daržovių troškinys su paukštiena. Toks lengvesnis užkandukas. Tai va, ką. Bulvės, morkos, kopūstai, paprika, svogūnai, česnakai, krapai. Viskas. Ką galim dėti? Čia va, bulvės su morkom supjaustytos. Mini kelios paprikėkės, 3 mini mažos. Kopūstai. Čia svogūnai, česnakai, krapai. Netilps visi kopūstai. Ir paukštienos porą gabaliukų dar. Dar kelias. Ir vanduo. Dar prieskonius neužpyliau. Čia tokius va. Žolelės naudoju. Teisingai nededu visiškai vegetų, jokių buljonų nededu. Tokius vat svogūnus, džiovintas žolelės, pipirus, druską. Druska. Pipirai. Ir vanduo, žinoma, vandens iš akies piliusi maždaug. Sakykim, kokią stiklinę gerą. Tai va taip. Ką, nuspausim gal sriubos rėžimas. 1,5 valandos ir mūsų vakarienė paruošta. Tai tiek šį kartą.